Sveiki draugai, prieš mus naujausi Ecovacs modeliai. Jeigu pastebėsite, pernai buvo modelis štai toks, lidarinis iki 30 arų, o šiemet atsirado Pro užrašas. Tai yra belaidis lazerinis vėjos robotas, kuris turi dar brolį iki 16 arų ir dar yra sesė iki 12 arų. Kas čia naujo ir kas pasikeitė, tęsiam toliau. O pirmas ir esminis skirtumas yra trimeris. Šalia roboto tvirtinasi trimeris ir mums, kaip teigia gamintojas, nebereikės trimerio, nes vėjos robotą ir trimerį atstoja naujasis Pro modeliukas. Na, apie ką pakalbam? Apie navigacijos principą ar apie trimerį? Kas jums įdomiau? Aišku, kad trimeris. Tai robotas iš principo atrodo visiškai taip pat iš viršaus žiūrint kaip ir pernai metų modelis, tačiau atsirado štai tokia vieta ir štai toksai trimeris. Iškart pasakau, kad pernai pirktiems modeliams trimerio uždėti neįmanoma. Tai galioja tik tai šių metų modeliams. Pats trimeris dirba valo principu, jis yra sulindęs į apačią. Kai robotas pradės pjauti su trimeriu, šitas varikliukas nuleis trimerį į apačią ir pradės pjauti. Tai tvirtinasi ant kelių varžtų, mes jį dabar uždėsim ir parodysim toliau. Trimeris jau savo vietoje, tai dabar nuleiskim robotą. Štai trimerio net nesimato, kad jisai būtų, tai žodžiu važiuojant jisai niekad neklius, o kai ateis laikas jam dirbti, kaip minėjau, nusileis į apačią pjovimo galva ir pradės pjauti. Šitoje vietoje valo perteklių jis pats nusikas, nes valą robotas išvynioja po trupučiuką pats. Rūpintis valo ištraukimu nereikės. Kaip ir pernai metų modelyje, mes turime du pjovimo diskus. Jie šiek tiek yra prakeisti tam, kad neliktų nenupjautos žolės tarpus. Visa pas mus yra 6 peiliukai, plaukianti deka, viskas čia yra taip pat. Jeigu pas jūs yra stačios įkalnės, tai štai toksai raštas bus jums tikrai privalumas, nes robotas geriau turi sukibimą su jūsų veja. Ir priekiniai ratai yra gan arti priekinio buferio, vadinasi, mes galim į statesnį kalną lipti. Kitaip tariant, aš tai padėsiu robotą. Mūsų kampas, štai šis, gali būti statesnis, nes kiti robotai turi gan ilgą lūpą ir mums reikia švelnaus įkalnės starto, o šitas robotas gali įsiremti į statesnę įkalnę. Na ir greitai prabėgsime per sekančias temas. Tai pirma tema yra 4G modelis, jis perkasi papildomai ir statosi štai čia. Atsisuka, įsistatome ir turime mes jo vidinį routerį ir nereikia mums Wi-Fi'aus. Kita vertus, jeigu kažkas pasivogtų robotą, mes turime internetą kartu su robotu ir matom telefone, kur jisai yra. Kaip ir priklauso visiems robotams, didžiulis ryškus stop mygtukas. Jei kažkas kažkur būtų reikalinga robotą greit stabdyti, spaudžiam ir viskas išsijungia, tiek važiavimas, tiek pjovimas. Fizinis lietaus jutiklis. Na ir priėjom prie navigacijos. Čia yra lidarinis lazerinis vėjos robotas. Reiškia, jis nereikalauja jokių GPS antenų, NRTK, nereikalauja iš principo nieko. Jam tai reikia turėti teritorijoje įvairių objektų, nuo kurių skaičiuojasi distancijas. Būtent tuom ir paremtas yra lidarinis robotų darbas. Pagrindinė taisyklė, ką reikia žinoti apie lidarus, tai kad teritorijoje turi būti įvairių pastatų, gali būti uždaros tvoros, kažkokie didesni objektai, nuo ko lidaras skaičiuojasi distancijas. Tokiu būdu robotas žino, kurio tiksliai sklypo vietoje yra, o jeigu pas jūs teritorija yra visiškai atvira, nėra nei tvorų arba segmentinė tik tais tvora, nėra nei pastatų, nieko nėra, tai jūs lidarinio roboto pirkti negalit jokio. Nesvarbu, tai yra Ecovacsas ar bet koks kitas, tiesiog lidariniai robotai jums netinka. Iš tiesų, lidaras turi daug privalumų, mes čia gal labai daug nesiplėsim šiame video, bet kuris pagarbus rimtas lidarinis robotas visą laiką turės ir vaizdo kameras. Pats lidaras, dirbdamas jūsų teritorijoje, tiesiog šaudo labai daug lazerių, mato projekciją, bet nemato pilno vaizdo, pilno tūrio vaizdo. Tiesiog yra smulkus lazerio išskanavimas. Tai dėl tos priežasties kamera leidžia robotui matyti viską. Ko trūksta lidarui, mato kamera, spalvotą vaizdą, iš to supranta, kur žolė, kur akmuo, kokie objektai yra ir dar stovi kitas lazerinis matavimas, vadinkim distancijos matavimas. Tai trumpai apie jį.
Mes puikiai suprantam, kad kai lazeris šauna prieki roboto, mes nematome šioje dalyje nieko, nes mums sustoja pats robotas. Dėl šios priežasties stovi dar vienas lazerinis matavimas. Tai nėra tas pats, kas čia, jis tiesiog prieki šaudosi ir žiūri mūsų visą informaciją. Ir šito lazerio, tos mažos akytės dėka, robotas mato aukštesnį vaizdą, o vaizdo kamera žiūri žemiau, kas visai yra mums po nosim. Tokiu būdu robotas mato ir į aukštį, ir po apačią, o visą teritoriją mato mūsų lidaras. Na ir paskutinė mūsų tema – tai servisas, garantinis, remontai ir trukmės. Pernai metais jūs nepagristai mažai domėjotės šią temą ir tai yra klaida. Todėl mes šiais metais dažnai ir daug kur kalbėsim, kokie robotai, kokį turi servisą, kiek tai trunka, kokia yra situacija, nes kai nutinka kažkas netikėto robotui ir tai užtrunka ilgai, kalčiausias be abejo lieka pardavėjas. Tai kad to nebūtų, mes šiais metais dažnai šią temą pakalbėsime. Ecovacs garantinė tema jums yra pakankamai palanki, tai trumpai papasakosiu apie ją. Jeigu robotas sugenda, jis važiuoja į servisą. Serviso kontaktai yra nurodyti pas mus puslapio apačioje prie prekės aprašymo. 14 darbo dienų, toks yra maksimalus terminas, per kurį Ecovacs turi atstoti atgal ant kojų arba bus pakeistas į naują. Taip kad galite būti ramus, servisas jų yra normalus, nes tikrai nemeluosime, rinkoje yra ženkliai blogesnių situacijų su remontu, servisu ir visa šita tema. Perkant bet kokį vėjos robotą, klauskit visų savo pardavėjų, kokia situacija bus su servisu, trukmėm ir dalim. Tai tikrai yra svarbu.